Nu ką, brangieji, pateikiu 4 fantastinės grikių košės versijas jūsų skaniem ir sveikiem pusryčiam. Kurį renkiesi subalansuotą grikių dubenėlį su kiaušiniu, virta mėsa, kopūstų salotomis. Antra, grikius su daržovėmis ir pesto padažu. Trečia, su avokadų, morkų lazdelėmis ir ožkos sūriu, o gal ketvirtas saldaus skonio su džiovintomis uogomis, slyvomis, gojų uogomis, sėklomis ir maltais linų sėmenimis. Kuris tau skanesnis, parašyk komentare. Grikius tiesiog užsimerk prieš naktį, juos pavirk keletą minučių, kad būtų šilti, pabarstyk druskytės, įpilk truputį aliejaus, ypač tyro alyvuogių ir drąsiai laviruok su mėgstamais priedais ir žinok, kad tokia košė turės ne tik tai pilnaverčių angliavandenių, turės skaidulinių medžiagų, vitaminų, bet kartu ir pilnaverčių baltymų, kurie reikalingi palaikyti sotumą, o kur dar gerieji riebalai. Ir toks maistas yra subalansuotas, suteiks ilgalaikį sotumą ir to pasekoje nenorėsi nei saldumynų, nei miltinių gaminių, norėsi valgyti ir gyventi sveikai. Patiko mano receptų idėjos pusryčiams sveikiems? Spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau receptų. O daugiau mano receptų rasi sveikatai palankų svetainėje, prenumeruodamas naujienas ir sužinodamas naujausią informaciją apie sveiką mitybą ir gyvenimo būdą.